Už manęs yra rimtas miško džipas, kuris čia stovi apleistas jau maždaug 10 metų. Jeigu tiksliau, nuo 2015, kai man buvo vos 6 metukai. Šitas džipas yra pati pirma Opel Frontera. Ir jeigu dabar tiktas, kad paskeisiu jos metus, koks variklis, kiek galios, tai labai klystat, nes nežinau. Per šitos 10 apleistų metų dokumentai buvo pamesti, numerių nėra, o į mišką važinėti ir tempti rastus, taigi dokumentų nereikia. Ane? Mano broliai, chuliganai, su savo lipdukais ant galinių stiklų reiškiančių literaliai BB skiaušai. Blemba labai liūdna ta mūsų mašinų kultūra, bet kas dabar nebus liūdna, tai šita Opel Frontera, nes prie jos prisiliesiu aš. Mano tikslas ją yra atkelti tiek, kad gauti jai užtarnautus istorinius numerius. Gerai, jau žinom, kaip baigėsi su Passatu šitas pizingis, čia nebus jokių istorinių numerių. Jesus Christ. Mano tikslas yra ją tiesiog sutaisyti ir važinėti žiemą, kol Lexusas bus rezervuotas ilgoms kelionėms. Ir aišku, ištraukti vieną kitą BMP galbūt iš griovio, nes vis dėlto 4 varomi, reikia atiduoti visuomeniai savo dalį. Bet iki šito scenarijaus jie dar labai toli, nes pirmas darbas yra ją kažkaip užkurti ir ištraukti iš šitos daržinės. O norint tai padaryti, visų pirma reikia išsiaiškinti, kodėl sistemoje nėra antifrizo. Šitą šlangą nuėmiau, išbėga nemažai antifrizo ir košės, bet problematiška vieta yra va čianais. Čia yra daug seno antifrizo ir man atrodo, kad tenai šlanga yra kiaura. Arba kiaura, arba chamutas leidžia, nežinau. Tai pirmas mano darbas yra nusimt tą šlangą, nusimt chamutą ir pakeisti naujais. Ir galbūt tada antifrizas bus savo vietoj ir tada galėsim žiūrėti, kas toliau. Šlanga tik sveika atrodo, bet chamutą tai tikrai reikės pakeisti. Kaip Amerika atakavo Irano branduolinės laboratorijas, taip aš atakuoju Fronteros antifrizo ekosistemą. Gaila, kad mano ataka nėra tokia pasisekusi, nes šitas chamutas tikrai nėra atsakingas už tiek daug antifrizo ant žemės. Anyway, uždėjęs seną klemą ant akumuliatoriaus, aš buvau švelniai nustebintas, nes ji tiesiog sulūžo per pusę, kai aš ją suveržinėjau. Turbūt jinai simbolizuoja mano širdį, kuris sulūžo per pusę pamačius Passato defektus. Čia valiko tokių šūdų pliusinių, kurių negalim dabar uždėti, nes nauja klema, sena lūžo by the way, nauja klema yra per storas varstas ir neįsikšo praštas skilutes. Tai kol kas šitų nejungsim ir aš labai tikiuosi, kad čia nėra jokia ten kūro pompa ar dar kažkas ir visa kita, kas neužkurtų mašinos. Bet man tai atrodo, kad čia kažkokie papildomi dalykiukai, tai nežinau, kad labai smarkiai netrampinti, aš juos bandau kiek įmanoma užkamšyti. O jeigu trampins, tai ką padarysi, kaip sakoma. Ne pirmą sudegusi mašiną. Gerai, ir užmečiau šlangą, nežinau ar teisingai. Užpylėm antifrizo, kurio nebėra. Blet. Kodėl nebėra antifrizo? Kur jis galėjo dingti? Tai jis gal išsiburbuliavo. Atsiminimų tada burbuliavo. Karoči, mašina ir be antifrizo išsikūrė. Pradžiai reikia pažiūrėti, ar apšiau užsikurs po tiek metų stovėjimo. Jeigu užsikurs ir viskas gerai, tada galėsim pažiūrėti, kur išbėga antifrizas ir tada gal dapyl daugiau. Bet aš biškai abejoju, kad užsikurs, nes šitie šūdai, man atrodo, jie privalo būti paimti, bet plus mes antifrizo dangtelį prapysim kažkur. Tenai šlapia visur. Ten šlapia jo? Tai va nuo šitą jaučiu ir šlapia, žinok. Bet kur dangtelį prapysom, tai jop tu įnati. Gerai, kiek šans, kad pavogė antifrizo dangtelį? Aš nežinau, man atrodo, mes jeigu galėjom kažkur padėti, tai va ant šitos va vietos, bet kur galėjau prapulti. Bet ant žemės tai nėra. Jeigu tas važiuotų, žinai, Pistė Fronterai kaip reikia valymo. Galėtum gauti sponsorinimą iš Švaros brolių. Gerai, bandom kurti. Filmavai kaip salons atrodo? Ne. Tik mašina kaip atrodo. Čia yra... O, dievai. Siaubinga. Ai, tu na. Čia pelėsis. Vėl dulkis lošia. Sėdynės. Sėdynės, jo. Šitą mašiną 10 metų stovėjus.
Bet užkuriama kartais buvo. Nerimasis. Ką reiškia? Reiškia, kad kažkuris iš tų visų raudonų laidų buvo vis dėlto Reikalingas. jo. Tai vadinasi, mes bet kokiu atveju nesutvarkę tų raudonų galų laidų, mes jos neužkursim. Ant tiek daug dulkių, kad net stiklo nesimato. Čia dar tonuotis, tik tai man atrodo žali tokie. Trečias arba ketvirtas kartas, kai bandom kurt Frontierą. Ir šį kartą vėl nauja klema. Nes ta klema, šitie varšiukai buvo žymiai didesni. Ir kiekvieną šitą šūdą reikėdavo pragręžti. Tai žodžiu, galų gale nusprendėm nupirkti tiesiog mažesnę klemą. Bet tada problema, kad visą šitą laidai, nes jeigu mes pastebėtume, čia yra 1, 2, 3, 4, 5 laidai, jie netelpa į visą šitą sumuštinį. Tai ką aš padariau, aš ją sukišau per jėgą ir tikiuosi geriausia. Ir šitas akumas neužkūrė Frontieros ir aš tik dabar atsiminiau, kad tai mes kitą akumą turim. Šitą akumą reikia šimti. Toks grožis garaže, o mes Frontierą tvarkom. O mes kažkokią miško mašiną bandom atgyvinti. Bet jau pabijojau, kad netilps. Ir antifrizo kokį yra, ne? Vakar buvo. Ir nuojas dangtelis. Na, yra, gerai žiūrim. Nu gerai, žiūrim, ar užsikursis jau čia. Take my picture, you told me I'm the one you wanted, you really wanted, but you don't love me like I love you, I don't believe you, I take the keys and I'm gone. Labai juda šitas, kai gazuoju. Jaučiu dėžės pagalbę kokią nors. Atrodo, čia viskas atelyja. Čia jaučiu visą kilimą reikės keisti, sėdynės keisti. Jo. Pažiūrim, kaip gavo. Bet gerai, aš galėsiu užsiimti salono valymą. O, vieškai, rengius. O, gerai. Gal pelių dalykai. Jo, čia viso salono reikės. Bet elektrinį langai. Kurie? Veikia? Na, Kaip ir ne? turi potencialą veikti. Nu matai, kai tiek metų, jie jaučiu nebuvo darnėti, kokie jeigu mašina šitą stovi 10 metų, tai jaučiu šitie langai nedarnėti ir 10 metų. Čia gesintuvas. Jėtau. Ir žinai, kelintų metų? Man atrodo, yra 2003 metų.
Tai šitam gesintuvui, blėt, metų turbūt tiek, kiek mane žiūrinti žmogus yra. Jau čia. Bet žiūrėk, ne kaip pas Passat, ten nėra skylių. O! Jau, ne žalia spalva faina. Aha, Čia nuo kaip lūžio. Lexuso. Nice. Ir Kolonkė. pasirodo visai ta dizelio yra, nes dar kažkaip veikia. Ir pažiūrėk, kaip bagažinį to. Matai, kokias šitie rimti tokie. Aha. Nes šitas dafuje sveria, jeigu tu mes tą ratą visą turi išlaikyti. Pizda. Ne filtro, čia gal pelėsio. Paspaudė gazą ir žymiai ryškiau pradeda lemputė šviesti. Tai gali būti, kad su krovimu kažkas tai yra. Ar labai smaga? Keista. Stabdžiai veikia. Tavo sėdynė juda? Ne. Galvoju, gal kaip Passat'e, žinai. Ne, geriau negu Passat'e. Tik smirda labiau negu Passat'e. Jo, let's go. Nuo 2000 visiškai nėra traukos. Ne. Kažkaip. All good? Ja. Apsisukim. Biškai bijau, kad, žinai, dizelio neužteks, nes kai numini pilnai gazą, ten biškai nespėjom visi. Tas užsikars. Jaučiu kūro nebėra. Tai gerai, paliekam čia varom, nusipirksim. Tik čia nieks negyvena. Pavažiuok tiesiai ir palik. Nu jo, kažkas dar stabdo jai smarkiai. Arba padangų slėgio nėra vapšė, žinai. Nu, tipo padangas oro. Nes labai atleidi gazą ir jinai stabdosi smarkiai. Pati. Bet važiuoja. Bet važiuoja. Ir dar visai taip normaliai. Bet kai važiuoja visiškai trukos, aiškiai, reikia dizelę jaučiu užpilti. Jo. Tas ketvirtas bėgis, blemba, įdomiai. Arba aš atbulinį mušiau, nes čia, blėt, va. Ai, bet žiūrėk, čia gražu. Ai, čia šitas jaučiu labai pasenas. Passat'as. Kaip sen Passat'o? Ne, Ne? Nu gerai. don't. Žiūrėk, Opelio originali knygutė. Jo, čia Opelio originali knygutė, žiūrėk. Kai cool. Kas čia? Ai, čia telefonas, žiūrėk. Nokia. Jo, čia dėklas, ne? Jo. Čia kai cool. Ir kraut galima. Čia tas. Ko čia dar yra? Sealing Products. Tarpinės kažkokios. Wow, kas čia? Kapitalinis remontas per 15 minučių. Nuvarom šitą. Passat'ą? Nu, padarys kapitalinį remontą. Per 15 minučių. Nėra datos, bet labai įdomu kelintų metų. Dar klausimas, kaip jinai užsirakina? Žiūrėk, užsirakina. Ble, čia net signalkiai yra, kuro Passat'e nėra nacho signalkės. Čia, ble, į miškus skirta mašina važiuoti. Ir čia žymiai daugiau pribumbas. Ką tai pasako apie Passat'ą? Pizda, aš šokė esu. Gerai, rytoj galėsim pradėti valyti, tvarkytis. Nu, Ir linkėjimai Passat'ui, nes turbūt kai šį sveitį išėjus Passat'ų nebebus. vargšas Passat'as. O jeigu bus, tai labai bus liūdna, nes jam turbūt nusimato šrotas. You told me I'm the one you wanted.